Ir man tai, kaip tavo rapsas? Neblogai. Eisi matuot. Aptariam aktualijas ir einam. Na ką, ir vėl orus tikrinė? Taip, žiūriu ilgalaikę orų prognozę. Ir ką sako prognozijas? Greitų metu atšilimą. Bus galima pradėti darbus laukuose su purkštuvu. Puiku, o vėliau? O vėliau, kaip sakyti, čia Lietuva. Visko gali būti. Kaip sakoma, niekada negali prognozuoti dviejų dalykų. Kokių? Pavasarinių šalnų ir mokesčių. Teisingai, šalnoms reikia ruoštis iš anksto. Pernai buvo, šiemet, ko gero, irgi bus. Na taip, 2-3 dienos prieš šalnas atiduosiu 2 litrus Filgreen Bormo Livdeno. Kaip reagavo augalai po šalnų? Ar matėsi skirtumas laukuose? Produkto efektas tikrai matėsi. Aišku, nuo tokių ilgų šalnų turbūt nėra, kad apsaugotų apskritai tokio dalyko, bet iš esmės tas trumpalaikės šalnas tikrai suvaldyti įmanoma ir joms pasiruošti, turėti mažesnius derliaus praradimus įmanoma. Tai lyginant su pernai metais tavo laukai su aplinkiniais ūkininkais, ar matėsi skirtumas? Matėsi skirtumai, mažesni apšalimai, daugiau išsaugotų ankštarų ir geresnis šakų šoninių ataugimas. Kaip atsispindėjo derliaus rezultatuose? 3 tonus ir į viršų. Tai palyginus visai neblogai. O kokiam kultūram naudoja Filgreeną? Na, matot, aš savo visus laukus apdoroju šiuo produktu, o kaimynai nežinau. Pas mus Suvalkijoje yra gana didelė paslaptis, kas ką naudoja. Tai su kuo rapsą purkši? Naudosiu Filgreeną, 2 litrus į hektarą. Jūros dumblių Ascophyllum nodosum šalto spaudimo ištrauka, kuri paruošia augalus būsimam stresui. Šalnos, karščiai, aukštos temperatūros ar sausra. Ląstelėje daugiau sausų medžiagų, daugiau cukrų, mažesnis pažeidimas. Naudoti prieš šalnas. Po šalnų Delfan Plus padės atsigauti augalams. Ar rekomenduotum Filgreeną savo kaimynui? Nepykit, bet nerekomenduosim. Noriu, kad mano rapsas aplink būtų gražiausias. Tai ką, baigiam gerti kavą, išburiam, koks bus rezultatas ir einam pažiūrėti į rapsą. Tai tą reikia išgerti, kad ir šiaip pasimatytų. Rodyk puodelį. Na, tai bus geresnis derlius. Iš karto matosi. 3,5 bus. Beveik 4.